Šita dalis bus paskutinė. Nu tai ką, žodžiu, darbai prasidėjo lubų. Žodžiu, nei kojyčių, nei rankyčių. Skardos darbai baigti. Susivedžioju oro visą. Na, viskas. Reikia suskaičiuoti visą biudžetą, kiek čia gavosi man visas šitas projektas. Ir viskas, garažas bus pabaigtas. Sveiki šaikelė, tai ką, pradedam 9 dalį, šita dalis bus paskutinė, reikia pagaliau užsibaigti šitą projektą. Aišku, dar darbų yra nemažai, reikia užsibaigti čia nais lubas, pasibaigti aną patalpą, tai išsisukti visą su skardą, pasijungti lempas, pasijungti orą, razetės, vandenį pasijungti. Nu, žodžiu, dar tokių visokių darbų yra iš tikrųjų nemažai. Bet ką, vis tiek jau viskas eina link pabaigos. Žodžiu, nemažai čia buvo laiko praleista, daug darbo įdėta, bet aišku, rezultatas mane labai tenkina. Tai ką, labai nevinioju vatą ir einam darbuotis. Nu tai ką, žodžiu, darbai prasidėjo lubų. Tai va, jau, ką žinau, pusę kažkur sudėjom. Atliekęs draugelis biškį padeda. Kažko labai daug nefilmuosiu, dar bandom kaip čia sekas, žodžiu, pasiėmėm tokį aparačioką. Tai žiauriai pagalba didelė, nes taip tai žiauriai sunku. Bet ką žinau, biškį yra kasekų įvaryta. Bet tai ten nelabai matas, paskiau patepliosiu su dažiukais. Viskas čia kitaip nebus. Suleist labai gražiai irgi kažkaip nelabai išeina. Taip jau kaip iškiliek, nežinau čia. Kampiukus gal reiks kažkokius sudėti, matysi. Čia ta pusė tai visai gražiai, nieko čia net nedarysi. Gal nebent su silikoniuku biškį prabėgčiau, šis lenas būtų. Bet čia man dzin kažkaip. Tai vat. Darbai vyksta. Šeštadienis. Tai šiandien turėtume įvaryti drąsiai. Tai paskiau reiks šviestuvų susikabinti ir šitoj patalpoj lubas pasidaryti. Sienas tai jau vienas galėsiu judinti, sienas tai jau. Lubas tai vienam neįmanoma praktiškai. Lubas padarytas, žodžiu, čia neišėjo kažkaip labai gražiai suvest, nes vis tiek kažkiek sienas bėga. Čia aišku pripaišęs, tai nusivalys. Čia va biškį kampą pagadinam. Bet žodžiu, šitas kampas, nefokusuoju, šitas kampas gan neblogai suėjo, tai su silikonu užtepsiu ir bus gerai. Ir viskas, ką. Tai rytoj reiks susisukti lempas. Susisuksiu lempas ir viskas, eisiu. Ai, ten matas išlinkė, reiks pritraukti, dar neprisukau turbūt. Tai ką, šiandien tiek. Nu ką, žodžiu, ir čianai susidėjau lubas. Sekmadienis, 9:30 jau. Žodžiu, nei kojyčių, nei rankyčių. Aišku, biškį kaseką padariau, kad į tą pusę perdingimą padariau, tai va matosi tą liniją biškį. Nes jeigu būčiau kaip anoj patalpoj padariau ten, tai gerai, čia kažkaip, nežinau, pradėjau, pasukom. Iš čia tai net nesimato daug perėjimo. O, bet man atrodo atsienčia. Čia aplink tuos durų laikiklius buvo ką veikti, išsipjaut. Čia tai nebuvo ką veikti, čia labai paprastai gan. Išsiardžiau, tik liko tas. Tai žodžiu, šiandien viskas, nieko nebedarau. Lėkiu namo, žiauriai nusikalęs, einu savo. Tai va, šaikelė biškį padėjo, susidėti nešė vienam, tai žiauriai sunku. Aišku, paskiau išpirkau su tuo stovu, tai realiai kaip ir vienas galėjau pasidaryti. Bet aišku, čia va buvo reikėjo, kur va tas va laikiklis durų. Tai vienam be šansų bandžiau, bet nepavyko. Daug nefilmavau, nes su šaika buvau, tai... Tai va, ką, keliamės į rytojų ir eisim bandyti sienas lipdyti.
Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaetón pa' mí que muñeca. Me gusta salir y seducir. Dale chiquitita también más. Qué bonita. Tai dabar ką reikia? Čia va, tikriausiai šitą pasidarysiu, nes nuo šitos liks gabaliukai. Tai čia va susidėt. Žodžiu, pasiėmiau toč skardos, bent biškį gailiuosi, nes vėliau vieną ant rezervo pasiimt, bet tikiuosi turėtų užtekti. Nu ką, šaikelė. Čia irgi jau skardos darbai baigti. Ai, čia su tokį ziolkimą kliavau. Man visai patinka. Čia kliavau, sakiau, dar reikės kur kiltuvas aplinkui. Plius dar čia nebuvo taip gražiai nesuėjo, bet kliavau tokį izoliaciją. Čia gerai, toks kaip spėjimas, bet agregatas. Tai vat, nu ką, visai neblogai, susidėjo kampukai. Aišku, yra ne idealiai, bet tai čia man nereikia labai. Tai va matos nučiupinėta, reikės dar nusivalyti normaliai. Tai vat, duris nusidažiau. Žodžiu, čia kaip ir jau tokie, kas liečia sienas, tai kaip ir viskas pabaigta. Kampukui sudėjau šiandien visus, žodžiu. Visą dieną su kampukais. Bet visai aš patenkintas, visai gerai, čia vis tiek tokia dažymo zona, tai čia labai neblogai. Tai žodžiu, reikės dabar lempą susidėti, orą susijungti, čia turiu filtrus, čia yra Satos filtrai, jie gan brangus, apie 700, aišku, čia iš papraito garažo jie apsidažė, bet kažkiek atsiplaus, tai žodžiu reikės čianais pasijungt ir ką, tada lempas visur susidėti. Šiandien vėl jau netoli 10 valandų. Žodžiu, visas dienas 9-10 namo, žodžiu, norisi kuo greičiau pasibaigti. Bet aišku, jau sunkiausia padaryta. Dar, aišku, dabar čia dar rytoj greičiausiai išsivalysiu viską. Su škudru praeisiu, va kur mulzina visur. Prasivalysiu, tada reikės eiti čianais apsidirbti va kraštus, irgi pasitepliot, kur pribrozdino. Šitą patalpą jau grinai davesta. Čia kampus. Čia žodžiu silikonavau, tai visai neblogai. Čia tokius kampukus sudėjau, nėra labai gražiai, bet visai neblogai. Tai čia reikės vėl susikabinti lempas, orą pasidaryti. Žodžiu, čia dar laukia darbelio, bet irgi gan ne per daugiausiai jau į pabaigą. Susivedžiojau orą visą. Čia tokius laikiklius iš medinių padariau, nes tokie va, žodžiu, 7 ar 8 eurų, tai čia man jų nemažai reikėjo, tenais dar, va, sakau, iš medinių tokių visai gerai gaus, nuvežiau. Tai va, žodžiu, oras jau visur pajungtas, čia irgi filtrai va sudėti, Satos, šlanga irgi satinė, minkšta, faina.
Čia irgi tokias radau Litagrui iš tikrųjų. Litagrui visai gan irgi tokias minkštokas. Tai dar čia nais irgi pasidariau. Čia irgi. Tai va taip tukt, savo pasimsi, prasipūst. Čia dar vieną pasidariau, nes siurbliui reikia pasijungti. Nes būna užnis, reikia tinginėti, paskui dar. Tai iš karto va dukt. Tai žodžiu, vakar visą dieną orą vedžiojau. Dar vandenį vakar irgi pasidariau, bet aišku dar nepajungtas, nes dar reikia ten kitam gale pasijungti. Bet čia jau susirašiau, tai va bus, galėsit tą atsukti, čia kažką įsipilt. Tai čia pagrindas, prasiplaut grindis, daugiau nelabai tas vanduo reikalingas bus. Tai va, ką darai, čia dar pasidariau. Čia kaip, čia dažus pasimaišysi, pasimsi. Čia kažtą atsineši, čia paukštpūliką pasidėsi, čia ką dažus, reikės dasipilsi. Va taip patogiai labai. Čia tokia irgi pasikabinau dėžutė, kad susidėtų pincetas, čia lakas kitykas, dar antistatinės kokias servetėlės, dar šiek tokias, kad nesudulkėtų. Tai va tiek, žodžiu, va tiek. Tai dar nepasakiau, kiek išleidau, nes čia pirkau tas žarnas, tas jungtis visokias iš Litagros. Paskiau, ką čia dar kažką ten išmokė vežį dalį. Aišku, va tokie visokie smulkus pajungimai, tas anas tai 130 euriukų kučink tada. Tai va, ką, žodžiu, eisiu, tada susikabinsiu lempas į šitą patalpą ir ką aš žinau, dar ten kelis smulkus darbai, reikia kompresorių tepalą pasikeisti, ten siurblį įsivalyti, tokios smulkmenos visokios dar liks. Tai dar tokius apsidirbsiu ir viskas, manau, kitą savaitę reiks pasileisti į darbus jau. Tai va, dirbam toliau. Tai žodžiu, buvau Litagroj, pasiėmiau vėl lempų, bet tik 10 turėjo, tai užsakiau dar 10, nes čia iš viso 20 dėsis. Tai, žodžiu, tokie reikalai, žodžiu, reikia susimest lempas, dar ten kelias smulkmenas pasidaryti ir viskas, garažas bus pabaigtas. Pagaliau, nes jau atsibodo biškį. Bet kitaip nebus, reikia dabaigti. Don't know what you want, I need to know. Don't pick up the phone when I try to call. Tell me what is wrong or what is right. What is right? Cause now it's too late, too late, too late, too late, now it's too late, too late, too late, now it's too late. Nu kągi, lempas jau į pabaigą. Dar kiek čia liko? 1, 2, 3. Ir bus viskas susukta. Tai žodžiu už lempas. Čia šitoj patalpoj 20 lempų gavosi, tai 300 šiam eurų. Kačinkt. Tai va, ką, einu dar pasibaigiu tas kelias lempas, prisuku ir parodysiu, kaip čia viskas atrodo. Šiaip daug apšvietimo, bet gerai. Nu tai ką, šį kelią. Žodžiu, viskas. Garažas
galim sakyti, pilnai padarytas. Aišku, nėra keltuvo dar, čia susimečiau trinkas, kad galėčiau važiuoti dabar laikinai, nes keltuvas balandžio 5 tik tai turės sandėlį. Tai va, dar biškį užtruks, kol atkeliaus, nu, bet čia jau vis tiek. Tai va, žodžiu, pagaliau viską dasimušiau, ką norėjau. Čia irgi. Man viskas pabaigta. Nu, filtrus irgi užsakiau, tai šią savaitę turi būti susidėsiu, bet daugiau viskas, lempas, oras. Čia kambariukas irgi viskas kaip ir buvo. Išsivaliau ulikus. Va, kaip nauji. Tokius visokie darbai daug laiko sugeria. Bet va, viskas. Gerai šviesos. Pats tas, manau, toks nei per daug. Tai va, aišku, čia dar vieną lempą liko pakabinti, bet kaip ir kau tiek lempų, viena buvo brokuota, tai dabar neturi atsiveš. Bet viskas adarytas. Tai ką, šaika, projektas štai ir baigtas. Žodžiu, užtrukom nei daug, nei mažai. Apie 4 mėnesius, tai žodžiu, baigtumas kokie 9–8%. Aišku, trūksta keltuvo, tai, bet kaip ir sakiau, balandžio 5 turi atvažiuoti sandėlius, tai bandysiu skambinti, užsisakyti, kad atvežtų, tai vis tiek, bet kokiu atveju atsiras, tai bus tada tikrai grinai pilnai užbaigtas. Bet ir dabar jau, žodžiu, gali eiti ir dirbti. Tai šiaip žiauriai patenkintas, žiauriai viskas gerai gavosi, taip kaip ir norėjau iš tikrųjų. Faktas, čia į pinigus remiasi, čia gali prisigalvoti begalės, bet čia vis tiek viskas eina ant dažymo, bus daug dulkių, vis tiek čia viskas anksčiau ir vėliau biškai apsitrankys, apsimursins, bet kitaip nebus vis tiek. Jei darai, tai daryti reikia vis tiek normaliai. Tai ką, reikia suskaičiuoti visą biudžetą, kiek čia gavosi man visas šitas projektas, tai ko dar nepaskaičiavom, senukose dar prisikaupė 550 euriukų, tai kačinkt. Po to dar čia kažkur važiavau, ką aš ten įmokį vežį, kažką į Litagarą dar pirkau, tai dar 40 euriukų kačinkt. Ir manau, reikia paskaičiuoti keltuvą, vis tiek jisai anksčiau ir vėliau atsiras, tai keltuvo kaina 1,650 man rodos, tai kačinkt. Tai vat, matot šitą visą bendrą sumą, kiek man viskas kainavo. Aišku, daug sutaupiau, nes viską pats dariau, tai praktiškai panašią sumą turbūt ir sutaupiau. Bet aišku, užtruko irgi apie 3–3,5 mėnesio, nu faktas, ne kiekvieną dieną dirbau, tai bet čia viskas gerai, viskas liuks, tai vat, tiek žinių. Ir ką, turbūt toliau bandysiu nuo šiol kelt video iš savo darbo, kaip atlieku savo darbą, atlieku automobilių dažymą, paruošimą, kokias medžiagas naudoju, kaip dažau parodysiu, kaip gaunasi, žodžiu, tai vat, bus dar tikrai ką pažiūrėti. Tai jeigu dar nesi užsiprenumeravęs mano kanalą, tai siūlau tai padaryti, parašykit komentarę, ar būtų įdomu toks turinys iš automobilių dažymo. Tai paspauskit laiką ant šitą video būtinai. Ir ką, ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad sekėt. Susitiksim kituose video.